Tai džiaugiuosi jūs visus matydamas savo geriausius skaitytojus ir pagrindinius nuolatinius renginių dalyvius. Lietuvai yra duotas vardas Lietuva. O kas jį davė? Kaip davė? Iš kur jisai atsirado? Šitas vardas šiandieną mums papasakos Kelmės rajono savivaldybės Žemaitės viešosios bibliotekos kraštotyrininkas Egidijus Uksas. Praėjus 10 metų po Lietuvos vardo 1000-mečio jubiliejaus paminėjimo Seimo nariai atsibudo ir keletas jų pasiūlė kovo 9 dieną paminėti kaip Lietuvos vardo dieną. Todėl, kad 1009 metais kovo 9 dieną būtent Kvedlinburgo Švento Servacijaus moterų vienuolyno metraštyje yra aprašytas įvykis, kuriame buvo paminėtas Lietuvos vardas. Tai lotyniškas įrašas Kvedlinburgo vienuolyno pametiniuose įvykių užrašymuose, kur skaitome. 1009 metais šventasis Brunonas, kuris vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, antraisiais savo atsivertimo metais Rusios ir Lietuvos pasienyje įrašyta Litua, pagonių trenktas į galvą su 18 saviškių nukeliavo į dangų. Kaip teigia profesorius Zigmas Zinkevičius, Švento Brunono žūties vieta šaltiniuose nurodoma prie Alstros upės, jotvingių, lietuvių ir rytinių slavų žemių sandoros rytyje. Iš tikrųjų buvusi upelė Aitra, kurią būtų galima tapatinti su Alstra. Na ir dar vienas toks įdomus dalykas, nes kalbama Lietuvoje apie Brunoną, kaip turim parapiją ir visą kitą, bet Vilniuje ten kažkokie stabmeldžiai ir šėtono garbintojai, kaip tas pavadinti inicijavo, Vilniuje yra Zebedeno gatvė. Tai tas, kuris nužudė Šventą Brunoną. Švento Brunono gatvės nėra. O dabar, kadangi minitam skelbime buvo nurodyta, kad ir posmai šiandieną skambės apie Lietuvą, muziką, giesmės, tai paskaityti posmų pakviesiu Dianą Stungurienę iš Kražių. Kas žmogaus viduje, tikriausiai tai daugiausia mano viduje, bet galbūt ir jūs rasite tai, kas ir jūsų širdise yra šventa ir ne visada yra pasakoma. Tik širdis. Istorija nuolat kartojas. Tai sušvinta aušra, tai vėl vakaro sutemos klojas. Atgręžęs nugarą į saulę, ne šviesą jos regėsi, o tik pajuodusi savo šešėlį. Netiki žmogus savo gale, laukia, atneš stebuklą kažkas. Nepastebimai žolė užauga, nepastebimai po saulę viskas kinta. Įsiklausyk į savo širdį, į virpesius, į dundesius, į džiaugsmą besiveržiantį iš jos. O ne, nenorisi savo širdies klausytis. Mums tik minios patinka riksmas. Seniau žmonės prie keliukų statydavo kryžius, akmenį didelį atvilkdavo. Akmenį tą kryžių dar pastatydavo. O mes pastatėme šitą akmenį, žinokit, kai buvo 110 metų kaimo įkūrimo proga. Tai buvo tokios didelės iškilmės ir akmuo dabar žymi mūsų kaimą. Atsisėdęs šalia kelio, didelis akmuo kikena ir visiems kepurę kelia, nes kai būna ir sutemė. Ne todėl čionai jis tūno, kad pakvimpa kaimo vietos,
jis gumboto savo kūno nepajudina iš vietos. Pievelį asilas risnojo ir žoleles minkštas kramsnojo. Pamatęs ožį jis barzdotą, daryti ima jam įsklotą. Ožį, o mielas draugė, kas esi, tokias ilgas ausis turi. Ožys kreivai tik pažiūrėjo ir porinti štai ką pradėjo. Kad mano ilgos ausys, man gerai, bet kokios tavo ar matai? Gyvenime dažnai tai būna, daug kas peikia žmogų būdą, bet į save nepasižiūri, patsai įdų, kiek daug jis turi. Pirmosios dainos, gal net ir giesmės, iš tikrųjų skambėjo mūsų mamų, močiučių lūpose. Ir daugelis dainų ateina ta kūryba iš liaudies ir daugelis autorių pamiršta pasakyti. Aš paėmiau šią melodiją iš liaudies ir ją išplėtoju. Tai vat, galbūt dabar tą mintim noriu skirti vieną dainą, seną 100-metę dainą, bet nepasakysiu, iš kur aš ją iškapščiau, bet man atrodo aukštaičių liaudies melodija, o žirgė žirgelį juodbėrėlį. Žirgas tais laikais buvo svarbus, aš nežinau kaip apibūdinti, automobilis, plus skalbimo mašina, plus indaplovė, plus viryklė. Dar prieš 50 metų pečius, tai buvo žirgas labai svarbus įrankis, draugas, pagalbininkas. Ir kaip dainuodavo lietuvaičiai apie žirgą. Oi žirgė žirgelį juodbėrėlį. Šviesūs gimtinės atlaidai Švento Antano Paduviečio. Dažnai atplaukia atminimais iš mano krašto bažnytėlės. Atgimsta atlaidų procesijoje keliaujanti bažnyčia. Čia ir žmogaus kelionėm žinybės link. Mergaitės barsto rožių žiedlapius, baldakimą palydi atskriejanti giesmė. Nuo klegėsių ir moterų skarelių po atlaidų banguoja Mituvos lanka. Pievelėje boluoja linos staltiesės, netyla kalbos, negesta šypsenos veide. Legenda virtė mūsų vaikystės atlaidai. Nors skamba dar senos bažnyčios varpas, tačiau dabar susirenkam dažniau kalnelin, ten kur ilsisi senolių vėlės. Bet tie atlaidai man tikrai labai giliai įstrigę. Moterys su skarelėmis greitai patiesė, tikrai tas linos staltiesės, kas ką lauknešėliai. Iš po atlaidų. O dabar aš Justinos paprašyčiau paskaityti taip pat mano eilėraštį, jinai jį labai dievina, sakė, labai pats gražiausias iš mano kūrybos, tai būtų apie Lietuvą eilėraštis Karalienės. Dievaitė Birutė, nesusitepus ir šventa, Kęstučiui save paaukojo, Karžygį Vytautą Lietuvai dovanojo. Išmintinga didi Ona Vytautienė
Ne kartą didžiojo lemtį nuspėjus, didžiųjų pripažinta visa teisė valdovė. Širdies daina. Eilių autorė. Onutė Mickevičienė. O muzikos autorė, aš pasakysiu, Jūratė Beržanska. Atsinešė vieną kartą, sako, va turiu dainą.